Sveiki, sveiki, sveiki užsukę į mano kanalą. Ir kas manęs nepažįsta, prisistatysiu, esu Loreta iš Alytaus, gyvenu su vyru ir šuniu mieste Alytuje. Tai dabar mes ką tik parėjome, lauke buvo 26 laipsniai šiuo metu, galėjo būti diena ir daugiau, kokie 27 arba 28. Ir aš visa šlapia, nes kai eini, tai dar nebūna šlapias, o kai sustoji ir štai atsisėdau ant fotelio, prakaitas išmušė per visą veidą. Ir kągi, mes buvom išėję pasiimti siuntos iš Itela. Tai per Itelą siunčia būtent Šeinas, tai čia bus Šeino holas. Kaip man negražu tas Šeino holas ir aš taip nenoriu vadinti, bet čia yra iš Šeino prekės ir mes toj pabandysim pažiūrėti, kas tai yra. Nes iš tikrųjų iš dalies aš net ir pamiršau ir pasižiūrėsime. Štai. Čia yra drabužėlis kažkoks. Ai, čia yra chalatas. Čia yra chalatas, kai bus truputį karščiau ir man bus karštas su savo frotiniu. Tokiu chalatu, jis yra trumpas, užsivesti ant pižamos ir galima atidaryti duris, jei kas ateina, arba netikėtai štai ir dirželis. Labai geras dalykas ir jis iš tikrųjų yra šiltas. Galbūt jis ir plonas, bet jis yra šiltas, nes medžiagytė tokia minkšta, švelni, užskaitau šitą prekę. Dar kažkas yra mažesnio. Ai, taip, žinau. Ant kiviuko uždėsiu maišą, jis ne vietoje atsigar. Čia, žinau, dabar labai populiaru Šeglam firmos kosmetika. Ir aš nusipirkau būtent pudrą. Kaip čia pasakyti pudrą? Ta, žinot, birę baltą pudrą, kur reikia užfiksuoti, aš nežinau net kaip jinai vadinasi. Aš iš vis dažytis mokausi per tutorial iš kitų moterų, kurios deda įrašus, kaip reikia dažytis. Tai aš žiūriu ir dažausi. Ir štai čia dėžutė, o dėžutėje pudra. Labai man neįtinka tos pudros, nes aš labai esu išrankė, vienos man geros, kitos blogos ir vos neišmečiau iš rankų. Štai tokia, pažiūrim, kaip viduj. Va, net yra kempinėlė. Štai taip, taip puiku. Tai čia sukiojasi. Ne, čia tiesiog. O kaip čia nusiima? Nežinau. Paaiškikit, kaip čia turi būti komentare. Ačiū iš anksto. Štai dedam ant kiviuko, nes jisai nesitraukia. Čia prekės. Ir čia jau žinau, kas yra, nes labai šito daikto laukiu. Mato, dabar mes pakeitėm kampą, išmetėm kampą, tiesiog išvežėm į sąvartyną ir nusipirkom fotelį ir sofą. Ir kas yra blogai, šitas staliukas yra toli. Todėl aš nusipirkau staliuką. Čia įsikainavo apie 8 eurus. Ir kas įdomiausia, kad jis yra, nesuprantu, ne plastikinis, iš plokštės ar kažką. Duodu vyrui pačiupinėt. Mano vyras yra operatorius iš drožlių. Ir jį reikia tą staliuką susirinkti, panašu. Gal yra brėžinys, tikėkimės, kad žinotumėm, kaip surinkti, nes aš išgalvoti, išmastyti, net neprisimenu, kaip šitas staliukas turi atrodyti, tai reikėtų žiūrėti būtent parduotuvėje, kaip yra piešinys, tai yra kaip susirinkamas. Žodžiu, pirmą kartą išeinu, užsisakiau baldą. Tai va, dabar truputį atsijungsim ir parodysim, kaip bus staliukas sudėtas.
štai susidėjau staliuką, jisai yra, man nepatinka, kad matosi varžtai ir jis, kai matot, kaip beldžiu, tai ne medis, bet popierius. Ir aš ketinau jį turėti čia, va čia, va, prie sofos. Gal nelabai matot, operatoriui reikia prieiti, tam, kad staliukas yra tas toli ir štai mano kavos puodelis ir aš ryte mėgaujuosi kava. Dar norėčiau labai nedidelio vazonėlio su... Ne, tada man atils bokalas su mineraliniu. Žodžiu, viskas gerai, bet gal reikės kokią servetėlę uždėti, nes tie varžtukai matosi ant viršaus. Tai va, ir dar ten apačiai galima knygą kokią pasidėti. Nu, kaip pasakant, atrodo normaliai, tai ir bus gerai. Truputį pasikeitęs, pats Omniva labai seniai iš Omniva seniau, bet truputį pats vaizdas pasikeitęs. Aš bent jau neprisimenu, kad toks buvo. Ir iš karto atsidaro, nereikia jokio OK spausti. Štai kokia siunta. Taip. Ir šiandien išbandysiu, kas čia yra. Ir dabar turiu dar vis tvarkyti čia, įjungti į pradžią, kad niekas... Bet skaičiuoja sekundės ir žodžiu, jeigu žmogus neprilies, kad kažko dar nori, tai tada ir nebus, išsijungsiu pagrindinį ekraną. Viskas eina. Labas rytas, dabar yra dar tik tai 4:30 ryto ir mes ruošiamės važiuoti pas draugę Jurbarko rajoną. Tai toliau kai važiuoti per Kauną persėdam ir tada važiuojam. Bet aš dabar ne apie tai. Aš iš dušo, aišku, ruošiuosi važiuoti, bet norėjau parodyti, ką mes vakar išsiėmėm iš paštomato, nes taip ir neparodžiau. Tai yra lakštinės kaukytės su hialurono rūgštimi. Ir kaip suprantu, nusiplauti reikia veidą, ką tik nusiploviau, užsidėti kaukę ir po 15-20 minučių nusiimti ir tada nereikia nuplauti. Nes hialurono rūgštis ir toliau dar geriasi į odą. Tai va, tai aš užsidėsiu kaukę ir trumpam pasirodysiu, bet dabar negaliu lakstyti ir užsidėti, tai parodysiu čia lakštinės kaukės. Ir, tiesa dar, mokėjau už tas kaukės, viena kaukė €1,50. Tai labai pigu, nes parduotuvėse jūs nerasit už tokią kainą, būna virš 3 € ir panašiai. Sudėjau kaukę, kaukė yra tiek prisotrinta hialurono rūgšties ir kitų medžiagų, kad jinai netgi ne tokia balta, o tiesiog permatoma pasidarė, kai išdžiuso jinai bus balta. Tai va, tai reikia 15-20 minučių palaikyti ir tada galėsiu toliau eiti ruoštis važiuoti į Jurbarko rajoną. Kaip sakiau, šiandien važiuojame pas draugę Jurbarko rajoną, tai pirmiausiai eisim į autobusų stotį, jau bilietus nusipirkę, tada nuvažiuojame į Kauną, ten turim 1,5 valandos laiko, kol sulaukiam autobuso, kur taip pat bilietus jau nusipirkom internetu į Smalininkus, bet išlipsime anksčiau, jeigu išleis, nes autobusų nepriklauso išleisti kaimo stotelėse, bet jeigu labai bus geras, tai išleis, o iš Smalininkų turėsime eiti toliau, jeigu neišleis, bet būtent ten nelabai viskas ir toli. Tai va, ir turėsim nueiti pėsti iki Vienkiemio, nes gyvena kaime ir draugėta. Ir mes ten tą Vienkiemį turėsim susirasti patys. Esame autobusų stotyje ir dar nėra pilnai išprašvitę, nors gal telefonas rodytų, jeigu taip dangų nufilmuotum, tai rodytų šviesiai, nes jisai pašviesina visada. O dirba autobusų stotis, dar Maxima nedirba, nes dabar yra 6 valandos po 6 truputį, o po 6:25 mano autobusas ekspresas į Kauną. Pamėgau autobuse, mėgau visą tą laiką, kol važiavo dabar Kaunas, bet dar iki stoties dar pavažiuoti reikia.
mes jau atvažiavome ir dabar turime eiti šitą keliu ir nueiti į Gūdų kaimą, į Vienkiemių kaimą, bet dabar kaimai turi adresus. Ir mes žinom adresą, nors niekur neparašyta. Čia tik paštininkėm, kad lengviau būtų. Ir mes dabar atsimenam, nes buvom gal prieš 6 metus ar 7 jau šičia pas ją, bet dar biškai prisimena Edmundas, aš nelabai. Tik tai vat šitą takelį tai prisimenu. Tai va, dabar eisim pas į svečius, o ten svečius turbūt nelabai rodysim. Saugo savo trobą šeimininkų. Važiuojame į Kauną, iš Kauno į Alytų. Valgėm skaniai ketvirčių rūkytų su godoginiam bandelėm ir dar guminukų saldžių su rūgšties apibarstyta rūgštinė, citrinos rūgštinė. Einam po požeminę perėją, čia labai gražiai skamba muzika ir mes einam, turim laiko, mes Kaune, pamiršau pasakyti, kad mes Kaune jau grįžtam ir dabar einam, turim laiko. Tai varom į didelių dydžių parduotuvę, nes abu mes su vyru esam dideli. Tai va, perlipom. Šitokia yra parduotuvė, visą laiką randam ką nors nusipirkti, ko reikia. Tai dabar ir lekiam. Buvome šitoje parduotuvėje ir nieko neradom, nes dabar kažkaip ir brangiau, man atrodo, ne? Žodžiu, visokios maikės, paprasta marškutė, kainuoja 8 €, nesvarbu, kad vyriška ar moteriška, didesnė ar mažesnė, o visa kita, pavyzdžiui, kelnės arba megztinis 15 €. Tai va, tai kažkaip nieko neradau ir išėjom, o vyras irgi nerado, ko ieškojo. Dabar mes einam į autobusų stotę, ne? Mes einam į autobusų stotę, ten ir lauksim savo autobuso, net labai turim kur čia eit. Nei vieną, nei kitą pusę bėgiot. Tai dabar pasidėsim autobusų stotį. Aš tai visą kelią iš tikrųjų pramiegau tiek į priekį, tiek atgal. Vyras būtų jau atgal užmėgęs, bet vis jam blogai miego dėl to, kad jisai miega prie išėjimo iš sėdynių, o aš miegau padėjęs galvą ant lango, o jis lango neturi. Tai va, tai turiu mažą Coca-Colos buteliuką ir didelį mineralinio butelį. Važiuojam į apačią priduoti ir nusipirksim didelį mineralinio butelį, nes ką man laikyti kuprinėje tuos 2 butelius ir laikyti tuščius būtent. Tai mes čia žinom, kad požeminiai perėjoje yra tas taromatas ir mes žinom netgi kur. Dabar aš prisiminsiu va ten. Mes žinom, kur čia stovėjimo yra požeminė stovėjimo aikštelė ir mes einam būtent. Ką, Edmund, aš nematau. Oi, nematau. Mes ieškom ir pasiklydom. Nerandam. Tu nepameni, kad radom, todėl einam toliau ir mes jums parodysim kur. O matot, ten tos žalias kampelis, durys. Tai mes ten ir einam. Priduosim, pasimsim 20 centų, nusipirksim mineralinę didelį butelį. Turim 40 minučių laukti stotyje, kaip neįdomu. Turėjome išvažiuoti 14:05, o dabar yra 14:30 beveik, jo. 14:30. Ir prašvietėm bilietus, nes mes nusipirkom 14:05 ir galvom, kad važiuojam 15:05 ir neskubėjom į autobusą, o dabar teko nusipirkti dar vienus bilietus savitarnoj. Mes naudojamės savitarną, neinam į kasą ir nusipirkom ir sumokėjom kortelę.
Tai va dabar lauksim, dabar dar truputį palaukti reiks, jau būtumėm išvažiavę iš tikrųjų, o dabar reikės palaukti, o namus laukia kibiukas. Pagaliau mes Alytuje. Dabar norėjau parodyti labai gražų krūmą žydintį, o šiaip tai pasakyti, kad mes Alytuje ir greitai būsim namuose. Todėl jeigu jums patiko šitas vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą, galite paremti Contribui.com platformoje ir taip pat galite užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Taip pat galite mane susirasti Instagrame ir TikTok'e.